gerą mūsų žemės veidą. Rašyti jis mėgdavo sode, kur stovi akmens stalas. Per savo neilgą gyvenimą jis parašė daugiau nei 20 tomų. Bareikiškėse Sirakomlę lankydavo šviesiausios asmenybės. Grafas Eustachijus Tiškevičius, Stanislavas Moniuška, poetas Kukolnikas, Anglijos karaliaus dvaro gitaristas Ščefanovskis, dailininkas Vincentas Dmochovskis, istorikas Adomas Kirkoras. Rašytojų atminimui jie pastatė sode šlifuotą akmens stalą su lyra viršuje. Mirė Sirakomlė 1862 metais. Palydėti mylimo poeto išėjo, galima sakyti, visas Vilnius. Procesijos pradžia jau buvo Rasose, o prie Jonų bažnyčios dar vis rinkosi ją žmonės. Senovėje prie Rūkainių miestelio Kryžiokų kaime stovėjo karčiama, su kuria susijęs vieno 31 metų sukilimo vadų Simono Konarskio likimas. Nepaisydamas jo ieškojusių žandarų, Konarskis sugalvojo prie medininkų įkurti slaptą spaustuvę. Deja, Vilniuje Rozentalių vyninėje Konarskį atpažino vieną šnipų. Visgi Konarskis pabėgo ir jam pavyko pasislėpti ligoninėje. Iš ten draugai jį karste išvežė už miesto. Kad atsipūstų arkliai, sustojo Kryžiokų užeigoje. Nelaimiai karčiamon užsuko ir žandaras Vendzegolskis. Konarskis buvo suimtas ir Vilniuje sušaudytas. Kai aš atvažiavau, tai žinokit, čia Nemėžyje buvo klubas toks vadinamas. Ir ten būdavo šokiai, kino filmai būdavo ir buvo meno saviveikla. Ir aš dainavau, žinokit, ir buvo įdomu. Kas ten buvo ansamblis, choras? Ansamblis buvo. Bet ten tokios buvo patalpėlės, kad net juokas ima ir vis tiek rinkdavosi jaunimas, buvo labai linksma. Tikrai buvo dabar linksma. Pas mus Nemėžyje dabar nėra kultūros namų, tai man taip gaila to jaunimo, kur jie dedasi. Į Vilnių važiuoja ir gal motinos ir pergyvena, kad jeigu į Vilnių ar čia gal į kitus kaimus važinėja, kur mūsų kultūros namai dabar aptverti. Ten kaip istorinis paminklas yra likęs. Ten jau buvo pradėta statyti nauji kultūros namai ir medicinos įstaiga turėjo būti. Ir per 20 metų jau jis ten sunyko. Jau ten medžiai viduriai užaugo ir perspektyvai ten nieks nesišviečia. Jis ir nepuošia to Nemėžio. Ir žinokit, kaip jau buvo, ten toj vietoj buvo kultūros namai pastatyti kolūkių. Tai irgi buvo be galo linksma. Labai džiugu, kad mums pavyko išleisti knygą, kurią surinkome įžymių totorių biografijas. Surinkta arti 100 įžymiausių totorių biografijų. Pradėjome pasakojimą nuo Aukso Ordos Chano biografija. Prieškario veikėjai Olgirdas ir Leonas Kričinskai, kurie Vilniuje įsteigė totorių sąjūdį, leido totorių metraščius. Tai ir Peterburgo politinės ekonomijos profesorius Michailas Tuhan-Baranovskis, tai ir valstybės teatro balerina Olga Malėnaitė, na ir visa plejada aukštų karininkų. Paminėsiu, kad iš mūsų mažos bendruomenės kilo virš 30 generolų įvairiuose kariuomenėse. Laikraštis pas mus jau eina nuo 1995 metų. Svajojame turėti savo nuosavą leidinį, kadangi prieš karą tie leidiniai ėjo Vilniuje, bet ėjo aišku lenkų kalba. Lietuvių kalba leidinys kaip tik ir buvo mūsų įkurtas. Kuomet atsirado sunkumai leisti laikraštį, mes sustojame ir žmonės dažnai klausia, kadagi bus kitas numeris. Kai atsikūrė mūsų lietuvėlė, tai gavau gėlių uždainavimą. Mes labai buvom pakilioj vietoj, buvo mokytoja Kvedarinė. Iki to buvo koncertai, bet daugiau rusų kalba. Net ir lenkų kalba nebūdavo. O mes tada pradėjom lietuviškai. Man tai, pavyzdžiui, kaip lietuvė, tai buvo labai tiesiog malonu.
yra Lenkų ansamblis Ali Babki, tai jos kaip repetuoja, labai gražiai moteris dainuoja, kaip repetuoja, tai mokykloje direktorius leidžia. Gal 20 moterių nori, kad mes atidarytum pagyvenusių žmonių klubą. No. Ir būtų galima, aš ir planą sutvarkius, ir viskas man labai net įdomu, kad yra toks mes neturim sąlygų, žinokit. Belieka jums pasistatyti pastatą. Net kartais aš galvoju, kad jie dasistatytų prie bibliotekos kitą įėjimą, žinokit. Ale čia viskas finansuose yra dabar. Laikykitės, neleiskite išnaikinti bibliotekos. Jau bibliotekos tai tikrai neleisiu. O dabar jūs turite progų apsivilkti tautiniais rūbais. Kai būna tautinės šventės, tai mes apsirengiam. Tik tai darželyje? Taip. Ar yra totoriaus kraujuje tas protėvių šauksmas, kad štai sėsiu ant žirgo? Ko gero yra tam tikras šauksmas, kadangi aš gimiau kaime, aš atsimenu, kaip aš tos arklius tiesiog savo sielą jausdavau, prakaitą arklio, norą pajudinėti, o ypatingai palaikyti kažkokį šaltą ginklą, galbūt kažkokį kardą, dar kažką. Mes rekonstruojame savo priešakinės Regivos pulkų uniformas, taigi stengiamės pritraukti jaunimą, jau pasiūlome 6 puošnias uniformas, nupirkome amuniciją tam tikrą ir dalyvaujame mūšių rekonstrukcijose. Mes labai svajojame turėti savo muziejų, kadangi mes turėjome muziejų prieš karą, bet dėja 44 metais dalis eksponatų atsidūrė gatvėje išmesti, o dalis atsidūrė privačiuose rankose ir dalis atsidūrė mokslo akademijoje. Dabar Trakupilyje nuolatinė ekspozicija. Yra statomas mūsų svečių namas šalia mečetės. Patys mes vargu ar sugebėsim baigti ją. Čia kaip tik šiemet suveina 600 Žalgirio mūšių. Ir gerai būtų, kad mūsų valdžios atstovai atkreiptų į mūsų dėmesį ir paremtume mūsų, reiškia, ir galėtume to garsų jubiliejų, kaip sakant, pažymėti ir Žalgirio mūšį ir atidaryti svečių namą. Kuomet Lietuva minės Žalgirio mūšio 600-asias metinės, Lietuvos totoriai Raižiuose pastatys paminklą Vytautui Didžiajam. Po ilgos atrankos ir konkurso mes pasirinkome Jono Jagėlos, labai žinomos skulptoriaus, autorinį darbą, kurį beje jis padovanojo mums neatlygintinai. Viršuje surišdamas Gedimino stulpus su totorių taraktamga. Tai yra toks, sakykime, labai gražus totorių ir lietuvių bendro gyvenimo simbolis. Monumentas bus 5 metrų aukščio iš žalsvo akmens Vytautui Didžiajam.